Socialdemokratija iš tikrųjų palyginus su kitomis ideologijomis nėra pati seniausia pasaulyje, jinai atsirado XIX amžiaus pabaigoje. Na, o atsirado dėl ko? Dėl to, kad tuo metu reikėjo atsvaros besivystančiam konservatizmui, kuris iš tikrųjų nesugebėjo atsakyti į naujai iškilusius tuo metu iššūkius. Tai jeigu pasaulyje socialdemokratai nebuvo seniausia ideologija, jau egzistavo ir kitos, tai Lietuvoje socialdemokratai buvo pirmoji politinė organizacija, pirmoji politinė partija, kuri buvo įkurta. Tai atsitiko 1896 metais Vilniuje, tuo metu iš tikrųjų progresyvūs, jauni, daugiausiai būtent tai buvo jauni žmonės, susirinkę į vieną krūvą, sukūrė tuo metu pirmąją politinę organizaciją. Tai iš tikrųjų buvo didelis įvykis tuometinėje Lietuvoje, kuri, kaip žinia, dar neegzistavo kaip nepriklausoma valstybė, o buvo kitos tuomet buvusios imperijos sudėtyje. Socialdemokratų vaidmuo ir tos partijos įkurtos vaidmuo buvo labai matomas ir ypatingai didžiajame Vilniaus Seime 1905 metais. Tai iš tikrųjų, ko gero, vienas iš tokių jau pirmų rimtesnių bandymų eiti link nepriklausomo ir savarankiško valstybingumo link. Ir tas buvo reziumuota 1918 metais, vasario 16 dieną, priėmus Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktą. Ir tas nepriklausomybės aktas, kurį mes visą laiką išdidžiai prisimename, džiaugiamės juo ir jį laikome mūsų valstybės pradžia, buvo surašytas toksai, koks yra, būtent socialdemokratų ir socialdemokratų partijos dėka. Nes, kaip žinia, tuo metu veikia ir tas mūsų valstybingumas buvo atkūrinėjamas ganėtinai sudėtingame aplinkinėme politinėme kontekste. Taigi buvo įvairių siūlymų, kaip galima būtų tą aktą ir koks jis turėtų būti dėl akto formos. Tačiau būtent socialdemokratai labai aiškiai pasisakė už tai, kad Lietuva būtų nesaistoma jokiais ryšiais su jokiomis kitomis valstybėmis, būtų nepriklausoma demokratinė valstybė. Taigi socialdemokratų įtaka ir jų tolimesnė veikla buvo matoma iki pat 1926 metų, kuomet, kaip žinia, įvyko perversmas Lietuvos valstybėje. Na ir pasekoje po dar dešimtmečio Lietuvos socialdemokratų partija, kaip ir beje kitos politinės organizacijos Lietuvoje, buvo uždraustos. Veikia, žinoma, pogrindyje, vyko pogrindė leidyba, labai aktyviai veikia ir Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga tuo metu leido žurnalą pavadinimu Žiežirba. Įvykus Lietuvos okupacijai, Lietuvos socialdemokratų partija savo veiklą tęsė užsienyje, tai yra emigravo iš tikrųjų nemažai mūsų įžymių socialdemokratų veikėjų į užsienio valstybės. Na ir jose buvo suformuotos taip vadinamos partijos užsienio delegatūros. Tame tarpe šitą veiklą vykdė ir tikrai tuo metu vienas, ko gero, žinomiausių ir įtakingiausių socialdemokratų, Lietuvos socialdemokratų, Steponas Kairys. Būtent šitų užsienio delegatūrų dėka, reikia pripažinti, buvo pereita prie tikrai labai sklandaus partijos atkūrimo 1989 metais. Vėlgi tai atsitiko kaip ir pirmajame prieš mūsų prieš mūsų valstybės atkūrimą, tai atsitiko. Pirmoji politinė organizacija atsikūrė, tiksliau reikėtų pasakyti, dabartinėme Lietuvos nacionalinės filharmonijos pastate, esančiame Vilniuje, už Rotušės pastato. Na ir žmonės, kurie tuo metu priklausė socialdemokratų partijai, tapo ir buvo labai aktyvūs persitvarkymo sąjūdžio nariai. Taigi socialdemokratų partija yra suvaidinusi tikrai labai ypatingą vaidmenį, dar kartą norėčiau tą labai pabrėžti, Lietuvos valstybingume. Po to mes turime nepriklausomos valstybės laikotarpį, kuriuo visi džiaugiamės ir kuriame kūrėme visi drauge, stengiamės sukurti gerovės valstybės principą. Tai būtent vėlgi socialdemokratai labai aiškiai pačioj pradžioj pasakė, kad mūsų valstybės kelias tai yra gerovės valstybės kelias, kuriame negali būti pamirštas ne vienas žmogus, kuriame stipresnis turi padėti silpnesniam, kuriame valstybė turi įsikišti tam, kad žmogui būtų suteikta jam reikalinga parama, pagalba, tada, kai šito jam labiausiai reikia.
Keletas vyriausybių buvo vadovaujama socialdemokratų, socialdemokratai dalyvavo ir koalicinėse vyriausybėse su kitomis politinėmis partijomis. Reikia pripažinti, kad vėlgi įdomus sutapimas, būtent socialdemokratų vadovavimo laikais Lietuvai įvyko svarbiausi įvykiai, tokie kaip stojimas į NATO, stojimas į Europos Sąjungą, na ir taip pat tokie, sakyčiau, labai progresyvūs vėlgi dalykai, kurie yra nepaneigiami statistinių duomenų. Mažiausias nedarbas, augančios pensijos, augantis atlyginimas, didėjantis vaikų gimstamumas, išaugęs aukštojo mokslo prieinamumas, gerėjantis sveikatos apsauga ir visa kita. Tai buvo atlikta socialdemokratų valdymo metais. Ir mes visi tikrai turime didžiuotis tuo ir labai aiškiai pasakyti, kad ir nebijoti tą teikti ir įrodinėti žmonėm, kad socialdemokratai buvo ta jėga, kurie sukūrė tą pamatą valstybės gerovės, kuriuo visi mes iš tikrųjų džiaugiamės ir didžiuojamės. Kitos vyriausybės, kurios buvo labiau nukrypusios į dešinį politinį spektrą, liberalios vyriausybės, jos tikrai dėja neprisidėjo prie to pamato stiprėjimo, prie to pamato auginimo. Todėl aš manau, kad ir dabar tai, kas laukia mūsų šiais metais, 2012 metais, ir tai, kas vyksta ir Europos Sąjungoje, sukelta ekonominė krizė, tai yra nekas kitas kaip neatsakingos, nepamatuotos ir nereguliuojamos laisvos rinkos pasiekmė ir kaip niekad anksčiau socialdemokratai ir kairioji politika yra reikalinga tam, kad būtų sugrąžinta žmonių pasitikėjimas valstybėmis, kad žmonės pagaliau jaustųsi neįkaitais finansinių struktūrų, bankų paskolų, taupimo programų valstybių ir kitų dalykų, tačiau jie jaustųsi oriais savo šalių piliečiais, jie jaustųsi oriais žmonėmis. Ir čia yra socialdemokratų pagrindinis uždavinys, kurį mes privalome užtikrinti.